Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinusi aš, Justas X, kaip ir visada, šiandien atliksim modo apžiūrą. Tai būtų Diamond Meter. Įsikraftina aš taip, vienas redstone torčas ant viršaus, 2 deimantai šonu, vienas block of diamond viduryje ir 3 stone apačioje ir gaunam Diamond Meter. Taigi pasiemam jį. Taip, čia yra Diamond Meter jau pavaizduotas, jei norite šį galiu sukraftinti, taip ir padarysim. Čia nežinau, čia net nestone, čia kažkoks stone select, neįsivaizduoju, kažkaip redakcija. Taip, štai taip jis kraftinamas. Kadangi nedidelės modas gali biškį užtrukti. Va, ir gaunu Diamond Meter. Taigi, gavus Diamond Meter, jo funkcija pagrindė yra tokia. Kuo arčiau jūs deimanto, tuo kitaip jis rodo, o matote. Sakykim, jei esate toli nuo deimanto, jis nieko nerodo, tiesiog paprastas daiktas, bet jei prieinate arčiau deimanto, jis paraudonuoja. Raudona reiškia, kai jūs esate 8 blokai arba arčiau prie jo. Toliau, tampa geltoni, reiškia 4 blokai, 1, 2, 3, 4, arba arčiau. Jei jau geltonas, tai 2 blokai jums beliko, jūs prie pat, jums tai reikia aplink jūs apsikasti. O jei jis jau žalias, tai jūs jau tiesiog žiūrite į jį. Na, jau, kai jūs žalias jo nematote, tai jau patarčiau įsigyti akinius. Tai va, šitas modas tiek ir te būtų. Daugiau nieko jis neturi, bet jis tikrai praverčia deimantams iškoti. Aišku, iš pradžių reikia 11 susės, bet tikrai verta, manau. Taigi, susitiksim kitoj modo apžiūroje arba kokiam kitam video.